Gerbėmieji, labas vakaras. Jūs kanale Vytas skaito Viki. Ir šiandienos tema Boeing. Prieš keletą dienų perskaičiau įdomų straipsnį The American Prospect portale apie tai, ką Boeingas, taip vadinasi straipsnis, padarė su vyrukais, kurie mokėjo gaminti lėktuvus. John Barnett buvo kokybės inžinierius su 25 metų darbo stažu ir jis priklausė seniesiems kompanijos vilkams. Vykstant transformacijoms kompanijos viduje, know-how, kurį kompanija buvo skaupusi per 90 metų, pakeitė kitas modelis, kur centre yra intelektualinė nuosavybė. Kad sukurti Boeing 787 Dreamliner, kompanija nusprendė neįtraukti vyresniųjų darbuotojų ir outsourcinti daugumą užduočių, siekiant staupyti. Bet rezultate jie viršijo biudžetą 50 milijardų ir baigė darbą 3,5 metų vėliau. Kita iš optimizacijų buvo ta, kad kokybės inžinieriai tokie kaip Johnas Barnettas, kurie anksčiau turėjo tikrinti kiekvieną mazgą, buvo apriboti ir nuo šiol kokybės patikrą vykdo tie patys inžinieriai, kurie tas lėktuvus ir renka. Johnui ir jo kompanijai reikėjo tik tikrinti tikrinančius, o ne lėktuvus. Tai privedė prie to, kad oro linijos skundėsi prasta lėktuvų kokybė ir pastoviais vėlavimais. Daugiau apie tai nuorodoje aprašėme. O dabar pažiūrėkime, kas rašoma Viki. The Boeing Company, arba tiesiog Boeing, JAV aviacinė kosminė ir gynybos korporacija, kurios centrinė būstinė yra Čikagoje, Ilinojaus valstijoje. Įregistruota 1916 metais Sietle, Vašingtono valstijoje kaip Pacific Aero Products Co. 1917 tapo Boeing Airplane Company. 2001 metais spalio mėnesį perkelė savo būstinę iš Sietlo į Čikagą. Boeing yra didžiausia pasaulyje orlaivių gamintoja pagal gaunamas pajamas. Taip pat įmonė yra antra pagal gaunamas pajamas iš karinės pramonės užsakymo pasaulyje, bei didžiausia JAV eksportuotoja pagal dolerio vertę. Kompanijos akcijos parduodamos Dow Jones Industrial Average biržoje. 2013 metais įmonės pardavimai siekė 86 milijardus dolerių ir pagal Fortune 500 sąrašą buvo 30, o Fortune Global 500 užėmė 95 vietą. Taip pat tais pačiais metais labiausiai gerbiamų organizacijų sąraše Boeing pelnė 26 vietą. 1910 metais kovą šalia Sietlo orlaivių pionierius William Boeing nusipirko vietą gamyklai, kuri vėliau tapo pirmąją įmonės gamykla. 1916 metais kompanijos veikla buvo perkelta į Sietlą Pacific Aero Products Co. pavadinimu. Jeilio universitete studijavęs Williamas Boeingas pradžioje dirbo medienos kirtimo pramonėje, kuri buvo labai pelninga bei davė konstruktoriui puikių žinių apie medienos apdirbimą. Šios žinios jam leido puikiai išnaudoti medieną lėktuvų gamybai. Kompanija liko Sietlo mieste dėl gerų eglių tiekimo sąlygų. Boeing savo atskirą kompaniją įkūrė keli mėnesiai po pirmojo Boeing Model 1 lėktuvo skrydžio. Pastarasis modelis buvo gaminamas su kolega inžinieriumi George Conrad Westerfeld. 1917 metais kompanija buvo pavadinta Boeing Airplane Company vardu. Vėliau tais pačiais metais JAV įstojo į pirmąjį pasaulinį karą, o tai puikiai išnaudojo Boeing, suprasdamas, kad šaliai reikės orlaivių. Taigi kompanija išsiuntė 2 vandens lėktuvus Boeing Model 2 kariuomeniai. Pastaroji vėliau dar užsisakė 50 modelių. Tuo pačiu kompanijos perkelė savo darbus į naują didesnę gamyklą Sietlo mieste. Po karo daug naudotų ir pigių karo lėktuvų užpildė komercinė aviacija. Tad orlaivių gamintojams labai sumažėjo užsakymų. Kai kurios bendrovės bankrutavo. Tuo tarpu Boeing ėmėsi gaminti kitus produktus – baldus, drabužinės, plokščio dugno valtis. 1919 metais savo pirmąjį skrydį atliko kompanijos valtis tipo lėktuvas Boeing Model 6. Vėliau per 8 metus šis lėktuvas reguliariai skraidino tarptautinės pašto siuntas tarp Kanados ir JAV. 1920 metais kompanijos dvisparnis lėktuvas Boeing Model 8 perskrido Reinyro kalną ir tapo pirmoju tai padariusiu orlaiviu. 1926 metais kompanija pagamino pirmąjį tik keleivių pervežimui skirtą lėktuvą Boeing 80. Jis talpino 12 keleivių. 1933 metais Boeing pristatė pirmąjį
naujų laikų keleivinį oro lainerį Boeing 247. Iš viso jų buvo pagaminta 75 vienetai. Tuo pačiu šis modelis tapo pirmoju 2 variklių orlaiviu, galinčiu skristi veikiant tik vienam iš jų. 1934 metais JAV vyriausybė uždraudė lėktuvų gamintojams ir avialinijoms priklausyti tai pačiai kompanijai. Tad Boeing buvo padalinta į 3 organizacijas – Boeing Airplane Company, United Airlines ir United Aircraft Corporation. Taip pat Boeing pardavė savo turėtas akcijas ir pasitraukė iš šio verslo. Naujuoju vadovu tapo Claire Edveld, kuris pirmenybę teikė didelių lėktuvų gamybai. 1939 metais savo skrydžius pradėjo ilgų nuotolių vandens lėktuvas Boeing 314 Clipper. Tuo metu jis buvo didžiausias keleivinis lėktuvas, talpinantis iki 90 keleivių. Po metų juo buvo pradėti vykdyti reguliarūs transatlantiniai skrydžiai tarp JAV ir Jungtinės karalystės. 1938 metais kompanija pagamino Boeing 307 Stratoliner. Jis tapo pirmoju komerciniams skrydžiams naudojimų lėktuvu, turinčiu slėgiui atsparią kabiną. Šis modelis galėjo skristi 6 km aukštyje, išvengiant netinkamų skrydžiui oro sąlygų. Antro pasaulinio karo metu kompanija vykdė didelius bombonešių užsakymus JAV kariniams oro pajėgoms. Populiariausi buvo Boeing B-17 Flying Fortress ir Boeing B-29 Super Fortress modeliai. Šeštajame dešimtmetyje aviacijos technologijos pradėjo sparčiai tobulėti ir su jomis bandė spėti Boeing kompanija. Vienas tokių gaminių tapo viena pirmųjų valdomų trumpųjų nuotolių balistinė raketa, skirta priešų orlaiviams naikinti. Kaip tik tuo metu išryškėjo šaltasis karas. Tas kompanija savo trumpų nuotolių raketas perdarė į tarpkontinentinės. 1958 metais Boeing į rinką išleido 4 variklių 156 vietų Boeing 707 reaktyvinį oro lainerį. Jis tapo pirmoju JAV komerciniu oro laineriu. Iš karto po to JAV tapo pagrindinė keleivinių oro lainerių rinka pasaulyje. Po kelių metų įmonė išleido greitesnį Boeing 720 lainerį. 1967 metais kompanija pradėjo gaminti trumpų ir vidutinių nuotolių 2 variklių Boeing 737 orlaivius. Šis modelis tapo pačiu populiariausiu ir labiausiai parduodamu komerciniu laineriu visame pasaulyje. 2006 metais visame pasaulyje vienu metu ore buvo 1250 tokio tipo lėktuvai. Kas 5 sekundės po 2 tokius orlaivius leidosi ir kilo. 1970 metais įmonė į rinką išleido dar vieną sėkmingą savo gaminį – plataus fiuzeliažo dvigubo denio Boeing 747. Šis lėktuvas tapo pirmoju plataus fiuzeliažo orlaiviu pasaulyje. Jis gali nuskristi iki 13 000 km atstumą, talpinti 660 keleivių ir iki 2005 metų šis modelis buvo didžiausias komerciniams skrydžiams naudojamas orlaivis pasaulyje. Vėliau jį aplenkė prancūzų gaminamas Airbus A380. Nuo tarptautinės kosminės stoties veiklos pradžios 1998 metais Boeing yra viena pagrindinių šio projekto komponentų gamintoja. 2005 metais rinkoje pasirodė kuro papildymo ore orlaivis Boeing KC-767. Šį pradėjo naudoti Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos. 2005 metais Boeing 777 orlaivis pademonstravo puikias galimybės įveikti ypač didelės distancijas. Tų pačių metų lapkritį šis orlaivis pasiekė ilgiausio skrydžio be sustojimo rekordą. Iš Honkongo į Londoną šis orlaivis skrido 21 000 km ir tai padarė per 22 valandas. Naujausias kompanijos orlaivis yra 2011 metais rinkoje pasirodęs ilgų nuotolių vidutinio dydžio 2 variklių Boeing 787 Dreamliner. Lėktuve telpa nuo 210 iki 430 keleivių. Kompanija teigia, kad šis lėktuvas yra pats taupiausias iš visų jas gaminamų. Tai yra pats pirmasis komercinis lėktuvas, kurio gamyboje naudota daugiausiai tik kompozitinės medžiagos. Šis modelis yra 20% efektyvesnis ir taupesnis už savo pirmtaką 767. 2014 metais balandį Boeing nusprendė iki metų pabaigos uždaryti Long Beach'o gamyklą. Šioje gamykloje buvo gaminami kariniai Boeing C-17 Globemaster III orlaiviai. Paskutinis jų iš šios vietos išriedėjo 2015 metais. Oficialiai gamykla buvo uždaryta 2015 vasarį ir iki balandžio tam tikros jos dalys buvo parduotos aukcione. 2015 Liepą ilgametį įmonės vadovą James McNerney pakeitė Dennis
Muhlenburg. Ačiū, kad žiūrėjote iki galo. Jei šis video patiko, spauskite nykštį ir tą kitą mygtuką. Jei ne, rašykite komentarą, kas nepatiko. Ir iki pasimatymo kitose videose. Iki.